auklėtiniai pasiekė dar neregėtą rekordą. Per pusdienį jie praeiviams išdalijo net 1200 sausainių. Mažieji tikina, kad tai daryti vienas malonumas, mat dažniau pripratę imti, davimą šiandien jie vadino savotišku žaidimu prieš artėjančias šventes. Štai čia katedros aikštėje vaikučiai pabiručiai tikrąją tą žodžio prasme. Vaikai pabiro ir jau antrus metus iš eilės žmonėms dalyja kalėdinius sausainius. Praeiviams guguodamas sausainius siūlo ir ne dviejų neturintis Jonas. Kam atiduoti skanėstą, vyrukas gerokai pagalvoja. Pakeliauja po katedros aikštę iš vienos vietos į kitą. Ačiū tau labai. Po ilgos kelionės vienas sausainis atitenka ir man. Tokių kaip Jonas iš sostinės Jolitos darželio katedros aikštėje darbuojasi 16. Ir ne šiaip savo vaikai padedami auklėtojų ir direktorės dalyjasi savo gerumu ir praeiviams dalyja net 1200 širdelės formos sausainių. Siekiam, kad vaikai ne tik tais gautų, bet ir patys dalintųsi. Kad skleistų gerumą, nuo pat mažens vaikučiai išmoktų. Ačiū. Atiduoda mažyliai skanėstus ramia širdimi. Pavyzdžiui, pati nenorėtum paimti ir suvalgyti vieną kitą? Ne, Kodėl? nes nemandagu. Ne, Kodėl? todėl kad čia žmonėms. Mes sakom, gal mes neturim jums saldainių, nieko, sakom, mes atėjom jūsų pasveikinti. Koks jausmas? Labai geras jausmas, kad šitaip gražiai auginami nuo mažens vaikai. Они такие маленькие, смешные, здорово, очень классно. Ir ne tik gerumu pasidalijo mažyliai, per kelias valandas praeivius apdalyja sausainiais. Jie pateko į Lietuvos rekordų knygą, kaip darželinukai išdalyja daugiausiai sausainių. Keliaujam toliau dalyti, gerai? O man tai saldainiai.